Sekėsi labai gerai, galbūt ir iš dalies dėl to, kad labai atsargiai važiavom. Ypač pirmą tą sekciją, pirmą kartą, kai važiavom, labai atsargiai. Jau paskui šiek tiek pridėjom to greičio, bet, nu kiek ten, po kiekvienam greičio ruožę turbūt pagreitėjom, aš taip spėčiau apie 10 sekundžių, kiek atsimenu. O šiaip viskas labai gerai, man tiesiog kažkur matyti vis dėlto spėjau peršalt ir skauda gerklę, tai toks nesu džiaugsmu skaitau tą stenogramą, bet nieko. Vakare medaus, arbatos ir bus gerai. Pirmi du greičio ruožai buvo liūdni, labai liūdni, todėl kad jaučiasi ta didelė pertrauka ir toks vienas kitos sunkus, taip net, nu kaip pasakyti, kai yra didelis laiko tarpas, tu esi atpratęs klausyti, šturmas yra atpratęs laikamų laikų sakyti tam tikrus poskus, tai yra kitas dalykas, labai bijau, buvo baisu, labai didelis greitis, buvo baisu dėl to greičio, tai nu, tiesiog taip atsitinka su didelė pertrauka ir pirmi du greičio ruožai buvo iš tiesų tikrai liūdni ir buvau labai taip nusivylus, trečią greičio ruožą, tai irgi liūdnoka buvo, ketvirtą greičio ruožą jau kažkaip jau darėsi vis linksmiau ir tiesiog taip yra, pradžiai pradedi važiuoti, truputėlį jaučiasi ta visa pertrauka, viskas ir reikia įsivažiuoti, ir tada pagauni kažkokį savo tempą. Treniruotė yra labai gerai, įsibandėm siauras padangas ant tokio žvyrkelio, dabar rytoj startuosim su plačiom padangom ir viskas. Važiuosim savo treniruočių režimų, tvarkingai, švariai, be jokių... Tiesiog nėra tikslų. Tai va čia gal kitaip. Kai yra tikslai, tai ir yra vidinė visai kita tokia jo motyvacija gal. Dabar jokių tikslų nėra. Kaip ir tikram lietuviui skūstis reikia, ne? Tai šiek tiek į tolį galbūt norėtųsi, nes prie labai didelio greičio, apie 200 km/h turėjau vieną tokį neapskaičiuotą stabdymą, kur reikėjo šiek tiek susimažinti pavarų. Ne per vieną net, kad likti ant kelio, žinai, tai dėl to nematymo toli. Bet principe viskas gerai šiandien, pakankamai stabiliai, be didelės panikos. Turim mažą gedimą. Automobilis lyzdamas šonu kliudė galiniu ratu sušalusi grumstą. Aišku, jie dabar kaip uolas čia Suomijai, tai dabar pas mus tokie grumstai faktiškai. Tai tas kainavo padangą ir tas kainuoja panašu, kad galinę šakę, kas šiek tiek pakoregavo vairavimą ir šiek tiek apsunkino paskutinį greičio ruožą. Aišku, kelios sekundės įsibarstė, kol važiavom su nuleista padanga, bet lenktynės vyksta, toliau viskas gerai. Puikiai, smagiai, fainai, bet važiavom paskui Baubiną, o jis šiandien 10, man atrodo, po 2 greičio ruožų buvo, tai spūdingai, bet pamatėm jo laiką ir gavom tai po pirmo dopo minutę, tai manėm, kad labai nesivažiuoja mums. Bet dabar pažiūrėjus visumoj, laikai faini, oras, nu kažkaip labai smagiai. Kadangi važiavom paskui Richardą, tai labai daug dulkių. Net keista, kad žeminiam toks netipinis oras, kaip sakyt, mažai sniego, danga keista ir tos dulkės, tai iš tiesų labai sunku, nes šviesos nepermuša. Tai ne tik, kad naktis apsunkina, bet ir dar visos dulkės ant kelio. Nu, jeigu teisybę sakant, dopose važiavom, stengiamės važiuoti. Patys nustebinti gerų rezultatų, matomai automobilio reguliavimas, kelio būklė. Mums labai tiko, mūsų priešininkam nesisekė galbūt daugiau. Dėl to, nors kiek pamenu, naktiniuose dopose, greičio ruožuose visada neblogai sekdavosi važiuoti. Šiaip viskas gerai, kol padangas laiko, kol jos dar geros būna, neperkaitusios, viskas labai neblogai, labai smagu važiuoti, labai gerai matos kelias, nes jis yra tamsesnis, kraštai balti, tai net ir naktį matomumas labai geras, bet dulkės paskui viską gadina. Padangų pakankamai pasirūpinat? Ne, taupysim. Padangas taupysim.